teisėjai. Na ir čia yra abiejų komandų starto penketai. Klaipėdos Neptūnas startuoja su Martynu Pacevičiumi ir palieka Tomašą Pavelką ant atsarginių žaidėjų suolo. Mažeikių pusėje 3 iš 20 naudingiausių sausio mėnesio BCF LKL pirmenybių krepšininkų tai Chauncey Collinsas, Suchmailas Matonas ir Tomas Zdanavičius. Net sunku patikėti, kad tokios pavardės. Aišku, Collinsas taip, žmogus taškų mašina ir pastaruoju metu apskritai tiesiog šėlstantis. Sausio mėnesio lygos vidurio puolėjas Tomas Zdanavičius beveik 16 naudingumo balų vidurkiu ir tuo pačiu labai įspūdingų pasiekimų. Jis yra taikliausiai tritaškius metantis sezoną LKL dar tęsiantis krepšininkas. Tik tai Marko Pecarskį metė kiek taikliau, bet Zdanavičiaus įspūdingas taiklumas šiais metais 15 iš 29 tritaškių. Ir čia klaipėdiečiai laimi pirmąjį ginčo kamuolį, rengia pirmąją susitikimo ataką. Johnsonas. Statė užtvarą Neitui Johnsonui, o ne pats įprasčiausias vaizdas į žaidėjo statomą užtvarą, bet nors Johnsonas ir atskūrė po krepšių, tačiau taškų pelnyti nesugebėjo. Collinsas. Sausio mėnesį po 10 tritaškių vidutiniškai meta BCF LKL. Apie Chauncey Collinsą tikrai dar šnekėsim ne kartą šį vakarą. Zdanavičius užsidirba pražangą puolime, Zeinas Watermanas laimi tarpusavio dvikovą po savojų krepšių. Pirmoji pražanga Zdanavičiui, tuo pačiu aišku pirmoji ir M-Basket Delamaud. Kiltinavičius įsitikinęs, kad tai buvo vaidyba. Kontaktas tikrai buvo, žinoma, gal ir buvo pasiruošęs kristi Zeinas Watermanas, bet viskas tam buvo atlikta pagal krepšinio logiką ir krepšinio taisyklės. Dešuras Bui ieško atakos tęsinių. Taip, atkirstas nuo kamuolio Pacevičius, nors būtent jo norėjo ieškoti Dešuras Bui. Čia Neitas Johnsonas kiek nusivylė, kad arbitrai pražangą fiksuoja dar iki metimo. Vienas rezultatyviausių Neptūno krepšininkų, jis Dešuras Bui renka po kiek daugiau nei 14 taškų, labai arti to, aišku, ir Zeinas Watermanas 13 ir 90 taško. Johnsonas. Absoliučiai visos Neptūno atakos per pirmąją minutę, tai 3 bandymai, buvo tas panaudojimo procentas arba usage rate buvo 100%. Neitas Johnsonas 0 visi kiti. Mineikis Matonui. Žaidimas nugarai krepšį. Matonas pats atsikovoja kamuolį. Ir provokuoja Pacevičiaus pražangą bei pelno pirmuosius rungtynių taškus. NCAA pirmenybėse Suchmailas Matonas atstovaudamas Bostono universitetui buvo vienas iš daugiausiai kamuolių atkovojančių visų pirmenybių žaidėjų savo paskutiniais studijų metais. Fiziškai sudėtas būtent baudos aikštelėje. Gerai besijaučiantis aukštaūgis. Indų kilmės krepšininkas čia pelnantis pirmuosius rungtynių taškus. Sausio mėnesį po daugiau nei 15 taškų vidutiniškai Lietuvos krepšinio lygoje. Tik Mindaugas Kupšas ir Marekas Blaževičius, vieninteliai 2 vidurio puolėjai lygoje metė daugiau taškų negu Matonas. Čia ir ponas Edmundas Kučinskas, estrados legenda. O čia Klaipėdos Neptūnas klysta. Prasčiausiai puolanti lygos komanda. Netgi viso sezono kontekste tai jau yra tiesa. O toje 7 pralaimėjimo atkarpoje, apskritai, Klaipėdos Neptūno puolimo skaičiai yra tiesiog apverktini. Šveckis, Nojus Mineikis. Vėl Matonas. Išsaugo kamuolį Matonas, ėjo į pagalbą Johnsonas, Mineikis akimirkai liko laisvas ir Mažeikiai priekyje 0-6. Puikias rungtynes sužaidė Nojus Mineikis prieš Kauno Žalgirį, 5 tritaškius pataikė, ir Švyturio arena jam puikiai pažįstama vieta. Bui lieka prieš Sabenskį, Pacevičiaus užtvarą. Ir dabar pagaliau suranda aukštaūgį baudos aikštelėje Dešuras Bui. Ir Klaipėdos Neptūno sirgaliai sėdasi į savo vietas, sužaidus kiek daugiau negu 2 minutės. Su kamuoliu Sabenskis. Mineikis. Nusimestas kamuolys, Zdanavičius iš kampo. Iš šio metimo nepasakytum, kad tai taikliausias lygos metikas, bet Suchmailas Matonas. Ir toliau labai solidžiai žaidžia rungtynių pradžioje.
8-2 priekyje Basket Delamaut. Su kamuoliu Gailius. Šiandien žaidžiantis savo 400-asias BCFL karjeros rungtynes. Ir jį pasveikina blokų varžovas su šiuo iš ties įspūdingu jubiliejumi. Matonas dar kartą bando pašoktinti varžovą. Šis sykį metimas netikslus. Rezultatas nesikeičia. Tokia apygreitė ataka. Deividas Gailius. Wow. Deivido Gailiaus skaičiai taip pat yra tiesiog liūdni šioje sezono atkarpoje. Per pastarąsias dabar jau 6 rungtynes, skaičiuojant šias, Deivido Gailiaus tritaškių taiklumas yra iš 21 0. 0 iš 21. Sunku patikėti, bet tokia tiesa. Ir dabar savo pirmojo metimo metu net į lanką nepataiko Deividas Gailius. Labai sunki ši atkarpa jam. Watermanas taip pat nepataiko. Čia Deširo Buviai pražanga, antroji komandinė klaipėdiečiams. Buvo užsiminęs apie Klaipėdos Neptūno puolimą, tai pažiūrėjau, kad namuose iš vis po nepilnus 75 taškus terenka klaipėdiečiai. Absoliučiai blogiausias rezultatas iš visų 10 BCFL komandų. Tai žinai, puolimo reitingas yra skaičius, kuris nusako, kiek taškų per 100 atakų vidutiniškai surenka komanda. Neptūno puolimo reitingas sezone yra 110, tai yra blogiausias skaičius tarp visų lygos komandų, bet 7 pralaimėjimų serijoje tas skaičius yra vos 99. Tai yra nesuvokiamai blogas puolimas, o Mažeikių Basket Delamaut savo ruoštų žaidžia labai šaltakraujiškai, užtikrintai. Ir net ir Zdanavičiaus prieš tai užsidirbta pražanga puolime jo visiškai neatbaidė nuo tikslo vėl bandyti laužti taškus kiaurai Zeiną Watermaną. Ta ir daro Tomas Zdanavičius, įsirašo 2 taškį ir stoja prie baudų metimo linijos. Tuo pačiu ir Švyturio arena gerokai pritilusi. Šaltas dušas Neptūnui 11-2 priekyje Mažeikiai. Oi. Vėl bandymas žaisti 2 prieš 2. Ir vėl labai aktyviai bando neleisti priimti kamuolį aukšto ūgių. Mažeikių ekipa. Buji prameta pats kamuolį ir įsirašo taškus ir išlieja emocijas, kurių tikrai daug turėtų būti susikaupę Klaipėdos Neptūno krepšininkų galvose. Matonas. Faktiškai kiekvieną ataką maitinamas kamuoliu. Ir jis labai užtikrintai tvarkosi su Martynu Pacevičium. Taip užtikrintai, kad Vovaras jau kelia nuo suolo Tomašą Pavelką. 7 Matono taškai, 3 atkovoti kamuoliai. Čia Nojaus Mineikio pražanga prieš buvusį komandos draugą. Tad Deividas Gailius bent išprovokuoja pražangą. Tiesa, keitimu reaguoja ir Marius Kiltinavičius vietoj fantastiškai startavusio Matono. Vos Pavelkai pasirodžius aikštėje, iš karto pasirodo ir Giedrius Staniulis. Johnsonas. Laisvas, pagaliau pralaužia Klaipėdos Neptūnas. Pirmas taiklus šeimininkų tolimas metimas švagė. Įpusėja pirmasis dvikovos kėlinys. Čia pražanga gynyboje. Ironiška Deivido Gailiaus šypsenėlė. Labai daug Gailius diskutuoja su arbitrais. Labai daug. Galbūt taip pasąmoningai bandydamas kompensuoti tas nesėkmes aikštėje. Per tuo 7 pralaimėjimų seriją Gailius viso yra surinkęs -7 naudingumo balus, o čia kol kas jo atstovavimas Neptūnas atsilieka.
Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną, baigėsi pirmoji reklaminė vandens pertraukėlė. Čia Irsuk Mailo Matono epizodų rinkinys. 17 naudingumo balų vidurkis sausio mėnesį. Tikrai neįtikėtinai žaidžia Matonas ir tą atkarpą jis nusiteikęs pratesti ir vasarį. Jis sėdė ant atsarginių žaidėjų suolo, bet per pirmas 5 minutės jis spėjo surinkti 10 naudingumo balų. Labai solidus startas, tuo tarpu Neptūnas visa komanda kartu sudėjus kol kas turi 3 naudingumo balus. Kolinsas. Pertraukėlės, taip, vėl bandymas žaisti 2 prieš 2, Pavelka taip pat išeina aukštai, išmuša kamuolį Bui iš Kolinso rankų. Dešiūras Bui, antras daugiausiai perimantis kamuolių per rungtynes vidutiniškai krepšininkas lygoje, trečias yra Donatas Sabeckis. Čia yra Staniulio pražanga prieš Peručką ir Peručka norėjo, kad šie taškai būtų įskaityti, bet arbitras buvo kitos nuomonės. Ketvirtoji komandinė pražanga Mažeikiams. 4 kartus taisyklės ir Neptūnas jau yra pažeidęs. Visiškai laisvas ir pataiko Dešiūras Bui. Klaipėdos Neptūnas toje 7 pralaimėjimų serijoje tritaškius meta vos 25% taiklumu. Tai yra tik kas ketvirtą. Tai sugeba pataikyti Uostamiesčio krepšininkai. Dabar jie startuoja pataikydami pirmus 2 iš 4. Sabeckis. Ryžtasi metimui. Ir kaip nesugeba atkovoti kamuolio Tomašas Pavelka. Jau atrodė, kad ten užbaigs varžovų ataką Slovakas, bet to padaryti jam nepavyksta. O čia Donatas Sabeckį užspaudžia. Zeinas Watermanas dabar atakuoja Stanavičių ir Tomašas Pavelka. Antrojų šansų grūda kamuolį iš viršaus ir Marius Kiltinavičius. Nors prieš minutę ir 10 sekundžių žaidimo laiko buvo skelbta reklaminė pertraukėlė, Mažeikių treneris dabar prašo ir savosios. Komanda skiria vos 1 taškas. Bet sugeba Klaipėdos Neptūnas atsitiesti po labai slogios pradžios. Ir vos išėmus iš aikštės su Mailą Matoną, Mažeikių Basketball Amaud tiesiog ta turėta persvara ėmė tirpti akimirksniu. 8-0 sportuoja klaipėdiečiai. Po vandens pertraukėlės Šarūnas Valunta pakeltas nuo atsarginių suolo. Kaip tik su kamuoliu jis dabar. Nesėkmingas bandymas išvaduoti Kolinsą. Užtvaros be kamuolio pagalba, o čia Johnsono pražanga dovanoja 2 baudų metimus. Neptūno komandos toks improvizuotas pasitarimas. Čia ir Nojus Radžius, Telšių krepšininkas, Martyno Gecevičiaus komandos draugas. Praėjusiais metais beje dalyvavęs ir Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyre snaiperio konkurse. Užpraeitais. Taip. O kaip tie metai bėga? Man tai labai įstrigo, kad Nojus Radžius atėjo į apšilimą su tokiu 90-ųjų Plungės Olimpo sportiniu treningu. Fantastiškas buvo sprendimas ir labai neprastas buvo ir jo pasirodymas. Deitas Johnsonas čia iš toli šauna netiksliai, Pavelka sutikė antrą šansą Watermanui. Dar vienas netiklus klaipėdiečių tolimas metimas ir dar vienas puolime atkovotas kamuolys. Trečias puolime vienos atakos metu ir jis jau yra išnaudotas. 2 taškai Arnas Beručka. Ir po metimo iš vidutinio nuotolio lyg įkrovęs iš viršaus su bauda reaguoja Arnas Beručka. Akivaizdu, kiek to susikaupusio sportinio pykčio, kiek susierzinimo turi Klaipėdos Neptūnas ir šį vakarą jie turi bandyti tą susierzinimą paversti energiją. Stanavičius nusimeta kamuolį. 2 sekundės iš labai toli Nojus Mineikis. Ir dabar jau Staniulio eilė imti kamuolį puolime. Čia kaip Kolinsas pastebi Nojų Mineikį ir įsirašo rezultatyvų perdavimą. Bravo Kolinsui. Ir aišku, bravo, kad to perdavimo nesugadino pats Nojus Mineikis.
Razbui demonstruoja klasę. 7. Bui taškas, jo tikrai labai solidi pradžia, būtent tos pastarosios minutės pirmajame ketvirtyje, bet čia jo pražanga provokuoja prie baudų metimo linijos keliausiantis Chauncey Collinsas. Jau antroji asmeninė Deširui Bui. Beje, Vilhelmai, ar žinai, kas yra daugiausiai tritaškių Lietuvos krepšinio lygos istorijoje pataikęs legionierius? Legionierius? Tikrai ne Ainaras Bagackis. Neturėjo tiek daug laiko. Chauncey Collinsas visgi jau ne vieną klubą pakeitęs Lietuvoje. Būtent tu žiūri į jį dabar stambių planų. Chauncey Collinsas yra pataikęs 192 tritaškius Lietuvos krepšinio lygoje. Antras tame sąraše yra kanadietis Joey Vickery. Plungės Olimpui 95-6 metų sezone vos per 41 sužaistas susitikimas sumetęs 172 tolimus metimus. Trečias Richards Kuksiks, ketvirtas Jimmy Barronas, penktas Lorenzo Williamsas. Collinsas turbūt gal ne šiandien, bet per artimiausią savaitėlę ir tą 200 dvitaškį pataikys. Tokiais tempais, kaip žaidžia dabar, tikrai visko gali būti. Johnsono perdavimas Žygimantui Janavičiui. Beručka kviečia Pavelką. 2 sekundės belikusius atakai. Pavelka rodo mesk. Aš geriau palauksiu čia. Bet kamuolys atšoka nepalankiai. Žvelgiant iš Slovako perspektyvos ir Mažeikiai rengia savo ataką. Collinsas šįsyk iš toli meta netiksliai. Vos 1 taškas Collinso sąskaitoje. Janavičius. Beručka. Johnsonas vėl drąsiai meta iš toli, bet ir vėl netiksliai. Pavelka pasirodęs aikštėje, kaip suteikė Klaipėdos Neptūnui tą pranašumą po krepšiais. 5 puolime atkovotas kamuolys, iš jų 3 jau surinko Pavelka, žaidęs nepilnas 4 minutės. Collinsas nusimeta kamuolį Jogminui ir čia mina šoninę liniją. Šarūnas Vazinta. 5. Ambesket Delamaut klaida rungtynėse. Oras keitimą atlieka. Vos 1 metimą iš 5 pataikiusi Neitą Johnsoną keičia Mindaugas Girdžiūnas. Girdžiūnui tie metimai pastaruoju metu irgi krenta tikrai neypatingai. Visam Klaipėdos Neptūnui tai buvo toks savotiškai sausis metant iš toli. Watermanas. Dar vienas netikslus amerikiečio bandymas pasižymėti tolimų metimų. Bet atkarpą Neptūnas laimė 14-4. Čia sužingsniuoja Chauncey Collinsas. Geras Žygimanto Janavičiaus gynybinis epizodas. Sapeckis keičia Collinsą. Jau mažiau nei pusę minutės belieka pirmajame rungtynių ketvirtyje. Ir vietoj Pavelkos aikštėje Bui. Tad Watermanas užims vidurio puolėjo vaidmenį. Razbui. Balunta prieš jį. Perdavimas į kraštą. Žygimantas Janavičius yra 3 taškai. Žygimantas Janavičius pataiko tik savo 6 tritaškį šiame sezone iš 28 bandymų. Donatas Sabeckis neatsako tuo pačiu besibaigiant pirmajam kėlinukui, tad nuo 4-13 Neptūnas atsitiesia ir laimi pirmąjį kėlinuką 21-17. Linelis ir Tadas. 2 metai ir Linelis. Gerai, vyrai. Taisyklės labai paprastos. Mesime nuo vidurio linijos, o turite galimybę laimėti 100 eurų į kokteilių namai jausmai. Nepataikot, laimėte paguodos prizą, bet dėl paguodos prizo mes čia sureikome žaisti. Tai prašau, džentelmenai, kuris nori padėti, o mes plojimais palaikome mūsų lietuvius. Suchmailas
Jonas Matonas, geriausias pirmojo kėlinio krepšininkas, 7 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, plius minus rodiklis +9, kuomet jį pakeitė Giedrius Staniulis, jo plius minus rodiklis -13. Tikrai būtent ten ir buvo tas lūžio taškas. Du skirtingus kėlinukus, atrodo, matėm per tą 5 minučių atskirties tašką. Matysim, ar Mažeikiai sugebės su Sukmailu Matonu ir vėl žais taip sėkmingai kaip rungtynių pradžioje. Sakeckis. Geras perdavimas Urkiui, šis iš toli meta netiksliai. Matonas prie kamuolio pirmas, bet jo pamuštą kamuolį čiumpa Girdžiūnas. Čia Sakeckis tykojo kamuolio, bet Pavelka sugebėjo jį išsaugoti. Milesas Hesonas. Čia be pražangos stabdomas Britas. Dar vienas Pavelkos puolime atkovotas kamuolys. 7 kamuolius yra atkovojęs Tomašas Pavelka per 5 sužaistas minutės. Beručka, 3 taškai. Rankos į viršų. Arnas Beručka didina Neptūno persvarą jau iki 7 taškų. Antraisiais šansais 11 taškų jau surinko Neptūnas. Milesas Hesonas buvo labai netoli perimto kamuolio. Žygimantas Janavičius tą kamuolį galiausiai perima ir Beručka pelno dar 2 taškus iš po krepšio. Kiltinavičius išnaudoja ir antrą savo pirmoje rungtynių pusėje turėtą vandens pertraukėlę. Mažeikiai tiesiog sustojo ir Klaipėdos Neptūnas tuo naudojasi labai septingai. 5-0 toks antrojo kėlinio startas, sami komandinė statistika. Neptūnas per sužaistą laiką dar nemetė nei vieno baudos metimo. 7 rezultatyvūs perdavimai prieš 3 M-Basket Delamaud, o aišku ir klaidos. Viena Neptūno ir jau 7 svečių iš Mažeikių. Įdomi detalė, kad M-Basket taip pat šios 7 rungtynių serijos metu yra antra daugiausiai baudų metanti ir mažiausiai baudų varžovams mesti leidžianti komanda lygoje. Tad tas baudų kontrastas gal ir neatsitiktinumas. Liks su kamuoliu Mažeikiai, bet Matonui šį kartą Pacevičių nebuvo lengva pralaužti. Dar 6 sekundės turi M-Basket. Geras trumpas perdavimas Danavičiui, šio sudėtingas netaiklus metimas. Matonas lupo kamuolį varžovam iš rankų, meta netiksliai ir fiksuojama pražanga pačiam Sukmailui Matonui. Pirmoji pražanga Matonui. Ataką pradeda Žygimantas Janavičius. Perdavimas link Pacevičiaus, adresato nepasiekia, klaida. Nepavyksta užpulti šeimininkams. Svečiai kol kas pataikė tik tai vieną tolimą metimą šį vakarą. Tose pirmose tarpusavio rungtynėse, kurias Mažeikiai laimėjo 107-96. 18 iš 30 sumetė. 60%. Ir apskritai tai yra daugiau negu 40% taiklumu viso sezono metu tritaškius metanti komanda. Šį vakarą tik 1 iš 7, tą vieną pataikė Nojus Mineikis. Galbūt Kolinsas kiek atsikvėpęs pataisys šios skaičius. Jis keičia Šarūną Valuntą. Kolinsas spaudžiamas. Pavyko atsikratyti kamuoliu. Sakeckis pastebėjo palei galinę liniją kirtusi Urkį. Urkis klysta, perdamas Janavičiui rankas. Šis iki galo nėra pražangos ir su kamuoliu bus Mažeikiai, bet Klaipėdos Neptūnas aršiai protestuoja ir panašu, kad matysime ir epizodo peržiūrą. Pirma, arbitrai dar padiskutuos, kaip traktuoti šį momentą. Arbitrai pasikalbėjo ir keičia sprendimą. Taip, neprireikė net naudotis peržiūros galimybę Georgijus Vovorui. Beručka. Pacevičiaus užtvara. 10 sekundžių atakai.
Esonas. Į krepšio pusę. Čia Martynas Pacevičius išgelbsti situaciją, beje, dar vienas Neptūno puolime atkovotas kamuolys. Bet apie Hesoną norisi sulaukti galimybės pakalbėti, bet dabar, žinoma, ataką rengia Mažeikių Basket Delamo. Urkis stogą gauna. Greita ataka, taškai iš po krepšio. 30-17. Rekordinis Neptūno pranašumas. Visiškai dabar jau Mažeikiai atrodo kaip ta blogiausiai puolanti komanda lygoje. Savo paskutinius taškus iš žaidimo Basket Delamo iki štai šios akimirkos buvo pelnę, kaip pirmajame kėlinuke buvo likusios 5,5 minutės. Tad 9 minutės iš žaidimo nė taško, tik tai porą pataikytų baudų metimų. Zdanavičiaus pražanga. Turiu pasitaisyti, Nojus Mineikis dar buvo pataikęs dvitaškį likus beveik 3 minutėm iki pirmo kėlinuko pabaigos. Vienaip ar kitaip įspūdinga sausra Mažeikių puolime, kurią dabar nutraukė taškais pasižymėjęs Urkis. Pirmosios Mato Repšio sekundės ant parketo. Girdžiūnas. Perdavimas Matui Repšiui. Iš toli yra pataiko Matas Repšys prieš kelias dienas savo 23-ąjį gimtadienį. Beje, paminėjęs. Gražus būdas jį atsiminti, pataikant tolimą metimą. Šiuose svarbiose rungtynėse Neptūnas ir toliau tolsta. Kolinsas ieško Matono, šis jo perdavimą paverčia rezultatyviu. Ir Georgijos Sofoporo eilė paprašyti vandens pertraukėlės. Klaipėdos Neptūnui surinko 17 taškų, Mažeikiams surinko 3. Ir čia iš esmės ir susidaro tas skirtumas, kuriuo Neptūnas dabar yra. Priekyje ne 14-12 taškų, bet ir iki 14 tas skirtumas laisvai gali pakilti šios atakos metu. Šankų į rankas Pacevičius Girdžiūnui, ten bando gyvenimą jiem apsukint Donatas Sabeckis. Janavičius arčiau krepšio, geras perdavimas Repšiui ir Matas Repšys pelno 5 savo tašką. Koks aktyvus Repšys prieš Donatą Sabeckį. Tas, kad Repšys nori įrodyti treneriui, kad yra vertas daugiau tų žaidimo minučių. Kolinsas. Dar sykį netiksliai Chauncey Kolinsas. Iš žaidimo taškų pelnės šį vakar dar nėra ir apskritai yra pataikęs tik vieną baudos metimą. 14 taškų skiria ekipos. Neptūnas labai tvirtai laiko iniciatyvą savo rankose. Repšys būtų privertęs šūktelėti į mikrofoną, jeigu būtų pataikęs ir dar vieną tolimą metimą. Bet jis ir toliau lūkurioje kampe. Šįkart perdavimas Hesonui. Hesonas veržias arčiau krepšio. Toliau pro šalį. 0 iš 4. Yra labai įdomi išsami statistika, giluminė statistika, kurią pateikė Second Spectrum svetainė apie Lietuvos krepšinio lygą. Yra toks dalykas kaip shot quality arba metimo kokybė. Tai yra, kiek kokybiškus metimus tu išmeti. Ir yra įtaka metimo kokybė. Žinai, aš geriau paaiškinsiu po reklaminės vandens pertraukėlės. Taip, ir susidėliosiu šitą visą litaniją. Pavyzdžiui, mesdamas sunkius metimus arba jį numuši nepataikydamas atakuodamas laisvas. Labiausiai keliantys metimo kokybę krepšininkai yra Mantas Juzėnas plus 24%, Tuki Braunas plus 22,5%, Chauncey Kolinsas plus 22,4%. Pats paskutinis žaidėjas tam sąraše yra Milesas Hesonas minus 12,5%. Tad žmogus laisvas nesugeba pataikyti krepšį atstovaudamas Klaipėdos Neptūnui, o pataikyti krepšį šiandien puikiai sekasi su Khmailui Matonui. O taip, Matonas ir toliau išlieka solidus. 9 taškus iki šio epizodo buvo surinkęs, tad jau žengė ir į dviženklę zoną. Ir vėl Pacevičių keičia Pavelką. Matonui kiek įgaunant pagreitį.
Pacevičius nors ir startavo blankiai, bet šiuo metu jis kartu su Pavelka yra naudingiausias Neptūno krepšininkas šiandien. Prameta baudą Matonas, kamuolį ima Matas Repšys. Janavičius. Esonas. Išmuša kamuolį Valunta iš Pavelkos rankų ir galiausiai viskas baigėsi. Klaipėdos Neptūno klaida, bet be pražangos nuskausmina Kolinsas Žygimantas Janavičius. Girdžiūnas iki galo. Reikia gerų rungtynių ir Mindaugui Girdžiūnui. Sausio mėnesį, kalbėjom apskritai apie Gailiaus seriją, ne tik sausio mėnesį 0 iš 20. Sausio mėnesį Girdžiūnas metė 11 tritaškų, pataikė 1. Aišku, į šią statistiką neskaičiuojam Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės, kur tik Lietuvos krepšinio. Zdanavičius atkovotas kamuolys puolime, Nojus Mineikis naudojasi antrojų šansų. Ir šiaip ne taip pamažu vėl bando grįžti į tą gerą puolimo ritmą Mažeikių Basket Delamont. Tik antras jų pataikytas tolimas metimas šį vakar, abudu pataikė Nojus Mineikis. Repšys. Girdžiūnas žaidžia pats. Pasiseka Mindaugui Girdžiūnui, Zdanavičius ima kamuolį. Čia jau grinai pasiseka Mažeikiams. Atrodė, kad Zdanavičius omenyje turėjo kitą adresatą, bet kamuolys pasiekė Matoną, o čia dar viena klaida ir pražanga. Dabar reikia sulaukti, kuriam krepšininkui ta nuobauda įrašyta Repšiui. Taip, čia labai skaudus kontaktas. Matonas vis dar ant parketo. Trečioji. Wow. 5 taškai atkovotas kamuolys ir taip jau 3 asmeninės pražangos. Ir mažiau nei 4 sužaistas minutės. Matonas nukentėjo rimtai, jis net yra keičiamas. Keistimą ir Vovoras atlieka, vietoje Janavičiaus aikštėje Bui. Ir labai arti perimto kamulio buvo Deširas Bui. Beje, Klaipėdos Neptūnas šiame kėlinuke turi 3 komandinės pražangas. Visos 3 yra Mato Repšio asmeninės pražangas. Mineikis. Neblogą galimybę turėjo Mineikis. Staniulis suteikė dar vieną šansą Mažeikiams. Mažeikiai 10 atkovotų kamuolių puolime, Neptūnas 9. Wow. Tiek jau visom rungtynėm būtų neblogi skaičiai, o čia mes kalbam apie 17 sužaistų minučių. Dar vienas puolime atkovotas kamuolys. Zdanavičius gražiai suranda Giedrių Staniulį, kuris pelno taškus. Pirmieji Staniulio taškai šį vakarą. Iki šiol net ir metimų dar nebuvo atlikęs. Ir apskritai pakankamai retai meta Giedrius Staniulis šiame sezone. Prieš Žalgirį išmetė 3, prieš Wolves Twinsbet išmetė 4 metimus. Ir net ir kalbėdamas Mažeikiuose galvoju, su kuo tai buvo rungtynės, galbūt su Vilniaus Rytu, kai ilgosios pertraukos metu Staniulis turėjo 3 rezultatyvius perdavimus. Tai buvo jo sezono geriausias rezultatas ir paklausęs apie tai Staniulis, taip, sakykime, net truputėlį išsidavė. Nes sakė, kad, tai kad aš šiais metais beveik nemetu, tai duodu kitiem mest. O čia Deširas Bui. Sako, kad jam irgi kartais reikia mest, kartais net nereikia duoti kitiems. 6 Neptūno tritaškis iš 14 bandymų. Tai būtent Deširas Bui atstovaus Klaipėdos ir gins Neptūno garbę Citadelę Karaliaus Mindaugo taurėje snaiperio konkurse. Mažeikių komandai atstovaus Nojus Mineikis. Ir Chauncey Collinsas atlikęs pastarajam perdavimą. Čia geras Bui perdavimas per 3/4 aikštės ir Matas Repšys pelno savo 7-ąjį tašką šį vakarą. Jau gerokai viršyje savo įprastą 2 taškų vidurkį. BC LKL daugiausiai 6 savo karjeroje buvo įmetęs. Jau dabar karjeros rungtynės. Zdanavičius šį vakarą, skirtingai negu viso sezono metu, tritaškai nekrenta.
42-29 pusantros minutės lieka iki ilgosios pertraukos. Mažeikiai turi 29 taškus. Watermanas sugeba įritinti dar vieną dvitaškį į Mažeikių krepšį ir čia labai solidi Neptūno persvara. Įteiktas kamuolys į rankas Valuntai. Labai prašė perdavimas Zdanavičius. Valunta turėjo kitų idėjų, kurios nelabai pasiteisina. Net į lanką Valunta nepataikė. Lui stabteli. Watermanas dar kartą atakuoja Tomą Zdanavičių ir provokuoja pastarojo pražangą. Pražanga berods dar iki metimo. Taip, ir yra trečioji komandinė Mažeikiam. Ir Georgijos Vovaras dar turi vieną vandens pertraukėlę pirmoje rungtynių pusėje, bet kol kas, tiesiog jam nelabai jos ir tereikia. O Repšį sveikina komandos draugai. 7 taškai, labai energingas ir efektyvus pasirodymas, pakilus nuo atsarginių žaidėjų suolo. Ir dabar prie Repšio tiek Gailius, tiek Janavičius patyrę vyrai. Taip padrasino, sako šaunuolis. Dar 2 taškai, Klaipėdos Neptūnas. Tikrai nori atsitiesti, nori nutraukti tą 7 pralaimėjimų seriją. Valuntos tolimas metimas taip pat netikslus. Mažeikių taiklumas 2 iš 14 tritaškių. Repšys nuo suolo pakilęs sumetė 7, visi Mažeikių atsarginiai 6 taškus. Nemenki kontrastai. Perdavimas Pavelka ir 2+1 Tomašas Pavelka. Tiesiog subyrėjo M-Basket Delamaut. 19 taškų skiria komandas rungtynėse, kur Mažeikiai turėjo +9 pirmajame kėlinuke. Pirmojo kėlinuko viduryje faktiškai dar skiria komandas 9 taškai Žemaičių naudai. Ir Staniulis, žiausiu sakyti, kad atkovoja kamuolį, bet ginčas yra fiksuojamas čia. Ir pagal pirmumo teisę su kamuoliu bus Klaipėdos Neptūnas. Tad kaip tik dabar ta pasaugota vandens pertraukėlė bus išnaudota. Jos prašo Jorgos Vovaras. Akimirkos, kai Mažeikiai pirmavo 13-4, Neptūnas likusią susitikimo dalį, pirmosios rungtynių pusės dalį laimi 44-16. Wow, stipru. Ir tas rezultatas dar gali keistis, kadangi su kamuoliu Neptūnas. Jau su 17 naudingumo balų šį vakarą. 5 sekundės Bui prieš Staniulį. Išsiveda Staniulis su savimi prie tritaškio, apibėga varžovą ir čia Staniulis išmuša kamuolį. Kolinsas nebespėja atlikti metimo iš savos aikštės pusės. +19. Ir žinai, neslėpsiu, kad pirmo kėlinuko pradžioje atrodė, kad į kitą pusę gali būti toks rezultatas. Bet miesto gimtojo klubo komanda Neptūna šiandien žaidžia 8 taškai per pirmosius 2 kėlinius, bet Mažeikiai šiuo metu turi net 19 taškų deficitą, 29-48. Ir Nojus Pleikis pataikė 2 iš 5 tolimų metimų, likusi komanda 0 iš 9 per pirmąją susitikimo pusę. Mažeikiams dabar labai svarbus startas trečiajame kėlinuke. Reikia grįžti į rungtynes, jeigu Neptūnas dar labiau, nors ir nežymiai padidinti savo pranašumą, rankos tikrai pradės svirti, nori to ar ne. Ir klaipėdiečiai net 27 taškus sumetė antrajame ketvirtyje. Taip, aktyviai Beručka atkirtinėjo Sabeckį nuo kamuolio. Tik dabar Sabeckis inicijuoja derinį 2-2, atakuoja Pavelka ir provokuoja pastarojo pražangą. Turės progą atsidaryti. Donatas Sabeckis per pirmosius 2 kėlinius taškų nepelnė. Taip, Sabeckis be taškų ir tik su 1 rezultatyviu perdavimu. Kolinsas tik su 1 tašku. Šie 2 žaidėjai ir jų indėlis tikrai smarkiai apribotas. Dabar Sabeckis prameta ir baudos metimą. Taip pat reikėtų paminėti ir Zdanavičių. Visgi
Naudingumo balų vidurkis beveik 16 sausio mėnesį, o šį vakarą tik vienas prie Tomo Zdanavičiaus pavardės. Jis net ir pradeda antrąją rungtynių pusę ant atsarginių žaidėjų suolo. Aikštėje matome Justiną Jokliną. Odermanas. Koks perdavimas Beručkai, Dešiuras Bui. Oi, kokia Neptūno ataka. Fantastiški keli perdavimai. Dešiuras Bui taip pat labai gražiai surado Arną Beručką. Bui jau 6 rezultatyvus perdavimas. Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikęs šių rungtynių žaidėjas. Matonas. Ui. Skaudžiai. Visa arena net suvirpėjo po šio epizodo ir pritilo. Rezultatyviausias Embeskit Delamaud žaidėjas ant parketo. O ir medikai jau pasirodė aikštėje. 1 minutė sužaista trečiajame kėlinyje. Plojimai Matonų iš tribūnų. Su komandos draugų pagalba keliauja link atsarginių suolo. Labai skaudžiai pakaušiu, tiesiog vožėsi į parketą visų svorių Suchmailas Matonas. Tikėkime, kad nieko pernelyg rimto nenutiko. Dar vienas smūgis Mažeikių komandai. Atsiliekančiai ir taip jau 20 taškų skirtumų. Perdavimas Pavelkai. Odermanas. Ir vėl gražiai dalinasi kamuoliu. Neptūnas iš vidaus į išorę, tiek ir į baudos aikštelę keliauja perdavimai, tiek ir grįžta atgal ties tritaškio liniją. Čia Giedriaus Staniulio asmeninė pražanga. Dešiuras Bui. Vis dar kiek pritilusi arena po Suchmailo Matonos nusmingo epizodo. Bui čia galėjo vėl pakelti nuotaiką, bet jo metimas kiek per trumpas. Mineikis. Nieko nelaukiamas. Būtent iš karto Nojus Mineikis pataiko savo trečiąjį tolimą metimą. Audrius Mineikis, Nojaus tėtis, yra dalyvavęs snaiperio konkurse 2002 metais. Finale beje su Arvydu Macijausku. Jie persimetė ir Macas laimėjo 1 tašką skirtumu. Bet galbūt nepavyko tėvui. Sūnus šiais metais visai netrukus vasario 15 dieną turės progą tapti geriausiu snaiperiu. O čia Tomašas Pavelka. Primena kiek tą skambę Žydrūno Urbano citatą apie jo krepšinio suvokimą. Tiesiog pažeista dvigubo varimo taisyklė lygiausioje įmanomoje vietoje. Galbūt kažkiek užsimiršo Tomašas Pavelka. Užsigalvojo kažką kito. Čia Donatas Sabeckis pataiko antrą Mažeikių tritaškį po eiliui. Tarp jų Čionsi Kolinsas atakavo netiksliai, bet 6 taškai renkami pakankamai aukštų tempų. Dešiuras Bui. Rikiuoja komandos draugus, kamulio labai norėtų Odermanas. Pavelka, 2 taškai. Neptūno ištikimiausi sirgaliai. Žinau, kad vakar vakarų banga ėjo pasižiūrėti moksleivių krepšinio lygos 14-mečių rungtynių. Vlado Knašiaus krepšinio mokykla prie Žalgirį žaidė ir tie fanai ten buvo ir palaikė komandą. Už Knašinę. Taip. Čia klysta Donatas Sabeckis ir vėl Arnas Beručka triumfuoja po to epizodo. Pražanga fiksuojama besigynusiai komandai. Zeinas Motermanas pelno 2 taškus su jie ir Neptūnas varžovų 2 tolimų metimų mini atkarpėlę jau beveik neutralizavo pilnai. Zdanavičius keičia Jopiną.
Zeinas Watermanas taps antruoju Neptūno žaidėjų šiandien metusių baudų metimą. Vieną metę Pavelka jo nepataikė. Zeinas Watermanas tikslesnis. 57-36. Pirmas Neptūno pataikytas baudos metimas sužaidus 23 minutės rungtynėse. Na gerai, kad nemetė 10 prieš tai. Taip, jeigu būtų... Čia jau būtų dar liūdnesnis scenarijus, o Chauncey Collinsas dabar pelno pirmuosius taškus iš žaidimo šį vakarą. Tai prieš tai 3 metimus Collinsas prametė. 0 iš 3 metimų, 3 prarasti kamuoliai. Tikrai sunki diena jam, nelengva ir visai Mažeikių Basket Delamondo ekipai. Ui. Beručka per Zdanavičiaus rankas. Arnas Beručka, na tikrai kokia jo energija šį vakarą. 14 pelnytų taškų, 100% dvitaškių pataikymas. Ir 2 iš 3 tolimų šūvių. Rekordinis Neptūno pranašumas. Zdanavičius taip kiek nedrąsiai atakavo krepšį, bent jau susidarė toks įspūdis. Ir Neptūnas čia po Donato Sabeckio pražangos turi kiek staptelti, bet klaipėdiečiai tikrai bėga į priekį šio vakaro dvikovoje. Sukmailas Matonas. Klausimas, ar jį dar išvysime aikštėje, nes dėl galimo smegenų sutrenkimo ta prevencija yra ne juokai. O čia pražanga prieš iš toli atakuojantį Neitą Johnsoną. Donatas Sabeckis, trečioji asmeninė. Kalbėjo Marius Kiltinavičius netgi po rungtynių su Kauno Žalgiriu, kad Sabeckio aukštas pražangų skaičius yra didelė problema, į kurią reikia atkreipti dėmesį. Komandai jis reikalingas aikštėje, o ne ant suolo. Ir dabar taip pat aikštėje liks Sabeckis, Johnsonui metant 3 baudų metimus. Neptūnas bus Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvirtį vasario 15-16 dienomis Twinsbet arenoje sostinėje. Pusfinalyje Neptūnas žais prieš Vilniaus Wolves. Twinsbet šį sezoną 2 kart tarpusavyje žaidė šios komandos, bet į LKL po pergalę pasidalijo, tad bus labai įdomu pasižiūrėti ir tas rungtynes pusfinalio etape. Tarpusavėje komandos žaidė ir pernai atkrintamosiose varžybose. Gera serija buvo. Taip, Neptūnas lygino rezultatą. Galiausiai Wolves Twinsbet vedami Kristupo Žemaičio žengė į pusfinalį, o čia Chauncey Collinsas bando pabusti po ilgosios rungtynių pertraukos. Watermanas. Arčiau krepšio viena ranka. Zeinas Watermanas taip pat žaidžia labai solidžias rungtynės šį vakarą, bet Neptūno komandoje tų nesolidžiai žaidžiančių žaidėjų beveik ir nėra. Zdanavičius. Jis spaudžia Watermanas. Collinsas išsaugo kamuolį aikštėje, nuskina Reklamos stendą. ir piktai paėmė vieną iš kamuoliukų, kurie gulėjo šalia. Atrodė galbūt, kad užmynė ant vieno iš tų kamuoliukų, bet sprendžiant iš reakcijos. Vienai per kitaip, čia reklaminė pertraukėlė. Chauncey Collinsas sveikas ir gyvas. Mėgautis ta mūsų antrąją religiją. Įpusėjo trečiasis dvikovos kėlinys, 5 minučių atkarpa 17-12 laimi Klaipėdos Neptūnas. Deividas Gailius grįžta ant parketo. Sužaidęs pusę pirmojo kėlinuko buvo pasodintas ir į aikštę grįžo tik dabar. Čia Johnsonas prameta, bet Watermanas ima kamuolį ir prameta antrojų šansų. Sabeckis. Gailius prie jo. Pastebėtas Staniulis. Veikiai nepavyksta pratęsti savo geros atkarpos. Zdanavičiui fiksuojama pražanga prieš Zeiną Watermaną ir ta pražanga Watermanas siunčia prie baudų metimo linijos ir Zdanavičiui tai ketvirtoji asmeninė. Iš karto keitimą atlieka Marius Kiltinavičius, Zdanavičius ant suolo, Urkis vietoje jo. Tarpusavio dvikova nuo to pirmojo epizodo, kai Zdanavičius įsirėžė į Watermaną ir užsidirbo pražangą puolime.
nuo tos akimirkos realiai ir laimi Zeinas Watermanas. Buvo vienas epizodas, kai Stanavičius pelnė taškus su jo pražanga, bet bendrai, žvelgiant į visą rungtynių eigą, visgi čia savo pranašumą įrodinėja Klaipėdos Neptūno legionierius. Antrasis baudos metimas tikslus, tad 1 tašką iš 2 susirenka Watermanas. 25 taškai skiria komandas. Staniulis, Watermano pražanga ir pražanga dar iki metimo, trečioji komandinė. Beje, šiame BCFLKL sezone tik tai 4 žaidėjai baudas meta mažesnių negu 50% taiklumu. Vytenis Čižauskas yra pataikęs 3 iš 8. Staniulis. Taip, Giedrius Staniulis 9 iš 19, Arnas Beručka 9 iš 21 ir Martynas Pasevičius 23 iš 54. 3 iš 4, Vytenis Čižauskas čia taip beveik nepelnytai metęs tik 8 metimus, tad 3 blogiausiai baudas metantys iš pakankamai nemažai baudų metančių žaidėjų yra šį vakarą būtent šiose rungtynėse. Vakar ruošdamasis rungtynėms pasižiūrėjau Staniulio skaičius. 14-15 metais dalį sezono jis žaidė Prienų komandoje, pataikė 24 baudas ir prametė 50. Wow. Niekada negarsėjo kaip patikimas baudų metikas. Čia taškus įsirašo klaipėdiečiai, bet pražanga fiksuojama kitame aikštės gale. 4 komandinė. 3 asmeninė Zeinui Watermanui. 16 sekundžių atakai turi Mažeikiai. Bet tų 16 sekundžių nereikia. Kolinsui kamuolys išsisuko iš krepšio. Šypsodamasis Kolinsas, bėgdamas atbulomis, grįžta į gynybą. Iki galo ir Klaipėdos Neptūnas triumfuoja. Marius Kiltinavičius vandens pertraukėlė, bandant sustabdyti kraujavimą, kuris atrodo, kad jau yra tik... Beveik 1700 žiūrovų susirinko iš Švyturio areną stebėti, kaip Klaipėdos Neptūnas tvarkosi su MBSK Delamau 70-41 pagal visas statistikos kategorijas raudonuoja Neptūnas, o tai reiškia, kad jie laimi tiek dvitaškių pataikime, tritaškiai, baudos, atkovoti kamuoliai, mažiau klaidų, daugiau rezultatyvių perdavimų. Baudos aikštelėje surinktais taškais klaipėdiečiai priekyje 40-20, taškai greitose atakose 16-3. Urkis. Taiklus Amando Urkio metimas iš aikštės kampo. 5 Urkio taškas, 35 MBSK Delamau naudingumo balai. Johnsonas lieka prieš Urkį, meta per varžovo rankas, meta netiksliai ir čia galiausiai Pacevičius sugriebė kamuolį Neptūnui. Janavičiaus perdavimas, pražanga puolime. Martynas Pacevičius buvo neteisus. Antroji asmeninė pražanga. Mineikį keičia Jokminas. Lygas prieš Gailių, Watermanas iš karto eina į pagalbą, Sabeckis lieka laisvas, bet meta netiksliai. Nuo Justino Jokmino kamuolys skrieja už aikštės ribų. Justinas Jokminas beje yra tapęs RKL pirmenybių naudingiausių žaidėjų. MVP atsiėmęs MVP apdovanojimą, kurį jis iškovojo atstovaudamas savo gimtojo miesto komandai pavadinimu Grūdita. Ar žinai, Vilhelmai, kokio Lietuvos miesto klubas vadinasi, ar bent jau vadinosi Grūdita? Na, kiek pamenu, jis iš Akmenės ar Naujosios Akmenės? Naujoji Akmenė, tu esi visiškai teisus. Gerai, juda kamuolys, Deividas Gailius. Nėra. Reikėtų jau naudotis kažkaip tą galimybę, kai skirtumas toks. Jeigu Neptūnui pavyks nutraukti tą seriją, kas labai panašu, kad taip ir bus, tai ir Deividui Gailiui, pagaliau nutraukti tą tritaškių prakeiksmą. 0 iš 22.
Vildžiūnas. Į krepšį nežiūri. Pacevičius prieš Urkį. Verpsta ir dėjimas iš viršaus. Martynas Pacevičius. Tiesiog išmaudytas varžovas. Pusantros minutės iki kėlinio pabaigos. Sabeckis lieka prieš Martyną Pacevičių. Jogminas pamėgina laimę iš toli. 6 tritaškai iš 24. Šiuo metu M-Basket Delamaud. Svečiai perima kamuolį. Pozicinė M-Basket Delamaud ataka. Urkis. Slysta kamuolys iš rankų Amandui Urkiui. Žygimantas Janavičius įsirašys dar vieną jau trečią perimtą kamuolį. O čia Pacevičius šokiruotas rungtynių arbitrų sprendimo. Ironiški plojimai. Milesas Hesonas keliamas nuo suolo, bet jis keičia ne Pacevičių, o Watermaną. Sabeckis pats. Nepavyksta tenai pralaužti gynybos. Tos vieną metimą iš 6 pataikė Donatas Sabeckis. Ne ką geriau sekasi ir Collinsui 2 iš 6 metimų ir be šių dviejų krepšininkų indėlio labai sunku Mažeikių M-Basket Delamaud ekipai laikytis rungtynėse. O čia Pacevičius didina skirtumą iki 30 taškų ir dabar tai jau yra jau išnyra atsiminimai apie Mažeikių ir Utenos rungtynes, bent kiek pagerina komandos nuotaiką iš toli pasižymėdamas Donatas Sabeckis. Zainas Watermanas geriausias trečiojo kėlinio krepšininkas. 6 taškai, 4 atkovoti kamuoliai, 10 naudingumo balų. Šiaip šiose rungtynėse viso jau 17 naudingumo balų yra surinkęs Zainas Watermanas. 74-47. Klaipėdos Neptūnas užtikrintai pirmauja prieš M-Basket Delamaud. Tiek pirmąjį, tiek antrąjį, tiek ir trečiąjį kėlinius laimėjo Neptūnas. Janavičius nusprendžia veržtis palei galinę liniją. Igno Gailiaus rankose kamuolys. Pacevičius sužingsniuoja. Trečioji Pacevičiaus klaida šio vakaro dvikovoje. Bet jau net ir atmosfera tokia, kad atrodo, kad klaipėdiečiams net pamažu ima galbūt kiek darytis gaila svečių. Urkis iš toli. Po Matono perdavimo netaiklus jo metimas. Matonas ima kamuolį puolime, smagu matyti grįžus į aikštę. Ir Sukmailas rodo, kad jis yra išskirtinai tvirtas žmogus ir jeigu reikėtų kažką patikrinti po to kontakto, tai nebent parketą, o ne jo pakaušį. Taip, tuo pačiu Matonas vėl tapo rezultatyviausiu savo komandoje su 13 taškų. Ėjo 5 puolime atkovotas kamuolys šiandien. Jorgos Vovoras nėra patenkintas tuo, ką mato ir kviečia savo žaidėjus pasikalbėti. Unika vandens pertraukėlė. 104 Mažeikių. Atrodė, kad kažkas atsijungė truputį, kažkoks laidelis tavo galvoj keliom akimirkom. Net buvau akimirką sunerimęs, ar viskas gerai. Džiaugiuosi, kad viskas gerai, Vilhelmai. Taip, ir rezultatyvių perdavimų skirtumas taip pat dvigubas šį vakarą, 20-10. Ir Mažeikiai turi daugiau klaidų negu rezultatyvių perdavimų. Čia jie perdavimo taip pat neįsirašys, bet
gali įsirašyti taškus, jeigu Donatas Sabeckis galės mest baudų metimus. Na čia abudu veiksme dalyvavę krepšininkai nukenčia. Kietas susidūrimas. Skauda abiem, bet tiek Pacevičius, tiek ir Sabeckis lieka aikštėje. Vienas nedidelis Sabeckio baudos metimas. Mažeikių sirgaliai antram plane taip pat neatrodo labai džiugus šį vakarą. Taip, kelios dešimtis Sembeskė dėl Amaut fanų atvyko į Klaipėdą. Janavičius, Girdžiūnas, Gailius, Jesonas ir Pacevičius. Neptūno penketas aikštėje. Janavičius dar vieną pamėgina pataikyti tritaškį. Šis iki to padaryti nepavyksta. Kolinsas. Aštrus perdavimas laisvam Amandui Urkiui, kuris meta netiksliai. Kai jau atsispyrė nuo žemės, maniau, kad tikrai pats mes Čionsi Kolinsas. Įdomus kadras. Hesonas atkovoja kamuolį, ramiai paduoda Janavičiui. Janavičius rodo ramiai, žvilgteli į Vovarą ir Vovaras rodo bėgam. Žaidžiam greičiau. Ir šią susitikimo akimirką Martynas Pacevičius atrodo kiek apdaužytas palieka aikštę. Su Pacevičiumi ant suolo ir Deividas Gailius keliauja. Janavičius. Pro šalį. Pirmąjį tritaškį įmetė, vėliau du pro šalį iš eilės. Matonas atakuoja Tomašą Pavelką. Klaidinamų judesių, galiausiai perdavimas iki tritaškio Valuntai. Valuntas Sabeckiui iš vidutinio nuotolio. Netikslus Sabeckio metimas. Matonas. Kaip žaibiškai ten kyštelėjo ranką ir čia pražanga prieš Sukmailą Matoną. Šeštas Matono puolime atkovotas kamuolys. Viso 8 kamuolius Matonas nusiėmė. Zdanavičius 4 puolime, Giedrius Staniulis 2. Ir Deširabui visgi dar grąžina ant parketo Georgijos Vovaras. Nors komandos ir skiria 24 taškai, bet dar nėra linkęs jau skelbti pergalę Georgijos Vovaras. Fenerį, taip pat Kasemets, šie du legionieriai praleidžia rungtynes. Matonas baudas meta 63% taikymų šiame sezone. Pakartot. Bet tai nepakartojama. Ką gali žinot, galbūt sanskrito kalba kažkaip panašiai yra. Pakartot. Iš Neptūno starto penketo žaidėjų dabar Deširas Bui vienintelis aikštėje. Metimas atšokus. Pavelka, kaip bandė čiupt kamuolį iš antros eilės, bet Arnas Beručka dabar jau su plačia šypsena švenčia dar vieną sėkmingą epizodą. Beručkus 16 taškų. Čia pat ir to paties Beručkos asmeninė pražanga. Trečioji asmeninė, trečia ir komandinė. Keitimas Mažeikių stovykloje, vietoje Valuntos Zdanavičius. Su 4 asmeniniam pražangom Tomas Zdanavičius, 4 turi ir Donatas Sabeckis. Neptūno stovykloje 4 turi Martynas Pacevičius. Kolinsas nusimeta perdavimas Zdanavičiui ir šis nepataiko net į lanką. Kur tie 57% tų tritaškių? 0 iš 3 šį vakarą ir tas procentas tikrai smiks po šio vakaro pasirodymo. Na, dabar per likusį laiką Zdanavičius spėtų pataikyti 4 paeiliui. Pavelka pats ima kamuolį puolime, taip tiesiog pats vienas pažaidė, nors ten buvo varžovų aplinkui, bet jų atrodė net nematė. Slovakas
Jau 11 kamuolių atkovojo jis, 8 taškai, tad pretendentas ir rinkti tą dvigubą dublį vadinamąjį. Čia Matonas toliau renka taškus. Nors sausis baigėsi, bet žiema tęsiasi. Be konteksto šis sakinys būtų stulbinantis, bet taip, puikus buvo Matonui sausis ir nusiteikęs tikrai ir vasarį bent jau pradėti ne ką mažiau skambiai. Mindaugas Girdžiūnas, jo taškai. Viso labo 4 Girdžiūnas yra surinkęs. Nesenas pamuša kamuolį po Sobeckio perdamo. Girdžiūnas, nežiūrėdamas į adresatą, ieško Arno Beručkos ir Klaipėdos Neptūnas kilina Mažeikių M-Basket Delamold duobę. Graži greita ataka, po kurios Marius Kiltinavičius pradėjo. Tai dar nėra pabaiga krepšinio per BTV nuo 19 valandos. Panevėžio Sebembek Lietkabelis prieš Utenos Uniklub Juventus. Aukštaičių mūšis ir kai lygoje nebeliko Pasvalio klubo, dabar jau turbūt turėtumėm šias rungtynes vadinti Aukštaitijos derbiu. Ir įdomu, kad nors Pasvalys ir Panevėžys yra berods tik 30 km ar panašiai nutolę vienas nuo kito, bet tuo derbiu buvo vadinama būtent Pasvalio ir Utenos dvikova dar nuo nacionalinės krepšinio lygos laikų, kai abudu klubai žaidė būtent antroje pagal pajėgumą Lietuvos lygoje. Esonas pataiko į krepšį. Ne tik pataiko į krepšį, bet ir taškus renka. Wow. Jeigu jau pataikai, tai jau sunku tada kažkaip. Aš žinai, gali į lanką tik pataikyti. Ta jis jau buvo padaręs šiandien. Penktuoju bandymu ir pataiko iš žaidimo Zdanavičius. Niekaip, tiesiog išsimušęs atrodo Tomas Zdanavičius šį vakarą. -2 naudingumo balai prie jo pavardės, 1 iš 9 metimų. Matas Repšys netrukus sugrįž į aikštę. Čia pražanga puolime fiksuojama klaipėdiečiams. Ir reklaminė pertraukėlė skelbiama Švyturio arenoje. Komandas skiriant 31 taško skirtumui. Baigėsi reklaminė vandens pertraukėlė. Wolfas Engelman nealkoholinis pristabdo rinktinius šių rungtynių momentus. Drąsūs dėjimai. Vienas jų, kurį serviruoja Martynas Pacevičius. Intrigos tikrai nebeatkūrė Mažeikiai ir Mažeikių ekipa. Jeigu Neptūnas grąžina į aikštę Matą Repšį, tai Mažeikiai kelia nuo suolo Žygimantą Bartašių. Jo dvikova su Tomašu Pavelka. Nesenas pamuša dar vieną kamuolį, tasai Joklinas spėja kamuolį sukontroliuoti. Urkio bandymas buvo naivus. Esonas. 3 taškai. Šau, Milesas Esonas. Geresnė jo atkarpa ketvirtajame ketvirtyje. Ir dabar jau kyla klausimų, kadagi buvo klaipėdiečiai iškovoję pergalę panašiai nepadorių skirtumų. Ironiški aplodismentai Klaipėdoje, kai kurie sirgaliai net atsistoja iš savo vietų paploti Joklinui už šį metimą. Radvilos Kniežys, pirmosios jo sekundės aikštėje. Žaisti lieka dar 4 minutės. Na, prieš tą patį M-Basket Delamold Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės grupėje Neptūnas 35 taškų skirtumų laimėjo rungtynes. Įdomu, kad ant Mažeikių atsarginių suolo dar yra Domas Urbaitis ir Mantas Švažas. Ir net ir esant tokiam skirtumui, kol kas negauna galimybės pasirodyti aikštėje. Bet žinai, vienintelis Sukmailas Matonas surinkęs 21 naudingumo balą.
tų naudingumo balų komandai surinko daugiau negu pusę. Na dabar tą skaičių kiek pakelia Sabeckis, prieš tai buvo 21 iš 40. Donato Sabeckio trečias taiklus tritaškis šį vakarą. Mėgina Jokminas perimti kamuolį. Repšys iš aikštės kampo, grąžina kamuolį Radvilui Kneižiui. Kneižiui 2-2 su Pavelka. Repšys. Stumtelėtas ten lyg buvo kiek Matas Repšys, bet ten nieko neleisino. Pavelka dar grūmėsi dėl kamuolio, jį išsaugo, bet tik tam, kad nuaidėtų atakai skirto laiko. Sirena. Panašu, kad Pavelkos rungtynės gali jau ir baigtos. Nors niekad negali žinoti. Orkis Bartašiui. Sabeckis. Po krepšiu ir provokuoja pražangą. Mes 2 baudas. Donatas Sabeckis. 11 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, bet 4 klaidos, 4 asmeninės pražangos. Baudas iš 15. Pataikė Mbeskė Delamaut. Dabar 9. Ir šį vakarą būtent jie perėmė tą Klaipėdos Neptūno statistiką iš pralaimėjimų serijos. Tai yra 25% tritaškių ir labai prastas baudų taiklumas. Dar sykį susigrąžina kamuolio kontrolę Neptūnas. Ir Mailsas Hesonas kyla į orą ir pasižymi dėjimu iš viršaus. Visus taškus, galima sakyti, rungtynių gale renka Hesonas. 7 jo sąskaitoje, čia eilinė Mbeskė Delamaut klaida. Pyksta ar ant savęs, ar ant komandos draugų. Bartašius. Lygiai 2 minutės lieka iki 4-ojo kėlinio pabaigos. Vėl Jokminas pamėgina perimti kamuolį iš Hesono ir vėl to padaryti nepavyksta. Johnsonas iki galo. Pražanga ir 2 baudų metimai. Šiandien Johnsonas 3 iš 3 baudas sumetė. Vienas iki, kai išprovokavo varžovo pražangą atakuodamas iš toli. Johnsono ne pačios sėkmingiausios rungtynės, jeigu dar ieškotų Neptūnas kažkokių nesusiklosčiusių dalykų šį vakarą. Žinoma, Deivido Gailiaus toliau besitęsianti juoda serija. Dabar per pastarąsias 6 rungtynes viso sudėjus Deividas Gailius turi -11 naudingumo balų. Ir tritaškių taiklumas 0 iš 22. Neįtikėtinai prasti skaičiai. Sabeckio graži verpstė ir metimas kairė ranka. Donatas Sabeckis taip pat pasirinko tų taškų ketvirtajame ketvirtyje. Ir tai kėlinuką Neptūnas taip pat laimė 17-12. Hesonas užsivedęs. Visiškai kaip gimtajame Birmingeme jaučiasi Hesonas šį vakarą būtent ketvirtajame kėlinuke Švyturio arenoje. Jeigu Neptūnas turi viso 20 pelnytų taškų ketvirtajame ketvirtyje, tai pusė iš jų surinko Mailsas Hesonas. Čia Žygimanto Bartašiaus pirmieji taškai. Repšys iš kampo. Ir jis pataiko. 10 Mato Repšio taškų. Tad ir jo karjeros rungtynės galim pasveikinti ir Žygimantą Bartašių, pelniusi pirmuosius savo taškus jo Lietuvos krepšinio lygos karjeroje. 100 užsivedusi Švyturio arena. Ir Watermanas irgi taikosi į 100, irgi nepataiko, bet Mažeikiai jau atrodo net nebekovoja dėl kamuolių. Meižys šį sezoną kas antrą tritaškį pataiko.
Čia Bartašiaus pražanga, trečioji komandinė. Ir kokia protinga Žygimanto Bartašiaus pražanga, kai baudų metimai dar nebus metami. Skirtumas jau tikrai milžiniškas, bet teisingus įpročius ugdosi Žygimantas Bartašius. 100 taškų paskutinį kartą BCF LKL Neptūnas pelnė dvikovoje prieš Šiaulius, kuomet nusileido po pratęsimo. Watermano dėjimas iš viršaus ir atrodo, kad Watermanas tiesiog nusprendė, kad 100 gal ir nepadovanosim, tai bent dėjimu reikia užbaigti rungtynes, kuriuose Neptūnas buvo tiesiog 3 galvom geresnis už savo varžovus. Čia dar sutrukdytas gražus sumanimas, o 100 gal ir sulauks. Švyturio arena, ten pražanga, taip, pražanga yra fiksuojama prieš Zeiną Watermaną. Ir tai turbūt toks mažiausiai entuzijazmo atnešti galintis būdas pelnyti 100 tašką nuo baudų metimo linijos. Net ir baudų nebus. Ai, taip, ketvirtoji komandinė. Watermanas. Johnsonas. Meta. Nėra. Ai, dar ir papildomą progą turėjo Radvilas Knyžys. Tad 100 Neptūnas nesureka, bet 7 pralaimėjimų seriją jie nutraukia skambiai. Mažeikiam basketbolo pastaruoju metu tikrai džiugino, tikrai atrodė, kad labai ryškiai žengia žingsnį, didelį žingsnį į priekį. Bet šį vakarą jie prieš Klaipėdos Neptūną gerai atrodė 5 minutės, apylygiai atrodė 10, bet visą likusią susitikimo dalį Neptūnas tiesiog dominavo Švyturio arenoje ir švenčia daugiau negu pelnytą pergalę. Taip, 36 taškų skirtumų laimėtos rungtynės, 99-63. Spalio 12 dieną.